Sveiki atvykę į antrą dalį šios, kaip pasakyti, serijos. Praeitame video buvo mano top 5 nemėgstamiausi, patys blogiausi futbolininkai istorijoje. O šiandien mano top 5 geriausi futbolininkai. Aš manau, kad visiškai nėra ko laukti. Jūs jau matote 5 mėgstamiausią mano futbolininką ant ekrano. Ir tai yra Yaya Touré. Jis yra labai geras futbolininkas, kuris gimė 1983 gegužės 13 dieną. Dabar jam kiek metų? Jau seniai nebe futbolininkas. Jis buvo mano pats mėgstamiausias. Galima matyti nuotraukas. Jis tiesiog labai geras futbolininkas. Labai gerus triukus moka, viską taip toksai. Labai daug įdeda jėgų į savo darbą. Ir jo, manau, galima net top 4. Pedri. Vienas iš geriausių dabar futbolininkų pasaulyje. Pedro González López. 2002 metais gimęs Ispanijos, labai geras Ispanijos futbolininkas. Jis žaidė Madride, Barcelonai. Tik išvardink kiekvieną Ispanijos komandą ir jis ten buvo. Dabar šiuo metu jis žaidžia su Ronaldo komandoje. Aišku, su The GOAT. Dėl to jis ir man labai patinka. Jis yra midfield playeris, tai pareiškis pro vidurį, juda iki vartų. Ir tada spiria ir padaro 1-0 prieš Argentiną. Judame top 3 geriausio, mėgstamiausio mano žaidėjo futbolo istorijoje. Nekas kitas negu 25% mano kraujo. Robertas Lewandowskis. Lenkutis. Barcelonai žaidžia. Labai daug pagarbos turi dėl to. Ir jis yra lenkutis. 35 metų 98. Gimęs Lenkijoje Varšuvoje. Kodėl jis man patinka? Jis yra Lenkas. Greitas Lenkas. Kūdas Lenkas. Skaniai maitinasi. Labai gerai žaidžia. Nuostabiai greitai. Kamuolį valdo jisai labai puikiai. Nuostabus žmogus, nuostabus žaidėjas, nuostabus futbolininkas. Einame prie top 2. Top 2 futbolininkas iš visų laikų yra Ronaldo Luisas Nazario de Lima. Jis buvo Brasilų futbolininkas, jis jau seniai yra tiesiog retired. Jis yra 7 metų dabar. Ir aišku, gimė kur kitur negu Rio de Janeire, Brazilijoje. Labai geras brazilietis. Kalba portugališkai. Turi nuostabią šukuoseną, žiauriai gerai valdo kamuolį, žiauriai gerai šaudo į vartus, bet šiek tiek lėtokas. Jam pritrūko pirmos vietos, labai nedaug trūko iki mano mėgstamiausio, pačiu geriausio futbolininko futbolo istorijoje. Einame į top 1. Go! Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo, CR7 baby, yo, Cristiano Ronaldo, Tai gerai, kodėl man patinka Cristiano Ronaldo kaip geriausias futbolininkas? Nuostabiai atrodo. Pats geriausias strikeris, kuris palėtė žemę,
Nu, Jėzaus gimimo. Nematau geresnio strikerio, geresnio futbolininko, gražesnio futbolininko, greitesnio futbolininko. Nematau tiesiog. Asmerkit mano akis, jeigu kažkas matot, bet aš matau. Nematau. Jau man atrodo, tas tuoj bus Ronaldo išeiti iš savo, kaip sakyti, iš savo karjeros. Bet bris yra milijardierius. Pats geriausias futbolininkas yra Cristiano Ronaldo. Praneškit visiems Mesio fanam, to narkobarono. Pasakykit visiems, kad FIFA Lisa pasakė Cristiano Ronaldo, see you soon, baby. Yra geriausias Portugalijos vyrų futbolo rinktinės kapitonas nuo 22 metų. Ciao, amigos.